Sveiki visi saldapriskiai. Tai šiandien biškiu vėliau išjudam, bet išjudam žinot kur? Iki traukinių stoties ir į Benalmadeną. Tokį, ten toksai kaip ir miestelis, bet toksai kalnas, kur mes esam buvę ir esam užsikėlę su funikulierium, jeigu aš neklystu, kad tas dalykas taip vadinasi. Bet dabar mes planuojam nebūti saldapirskiais, nesikelti, o planuojam tiesiog užlipti. Nu, ko mes negalim užlipti? Ir tos vaizdus pažiūrėti nemokamai. Nu, kodėl negalim? Galim. Aišku, aš tai laisvai galiu. Vaižgantas nelabai gali. Tas, žinot, yra saldapriskis. Ir vakar video buvo toksai kaip ir be pabaigos, nes, jau kažkaip, nebebuvo tų jėgų. Buvo kamščiai ten kažkokie, labai ilgai važiavom, 15 000 valandų, grįžom naktį, tai mes tiesiog taip ir smigom. Ir dar jūs nežinot, aš vos netekau savo gyvenimo meilės ir partnerio Vaižganto. Jūs nežinot, kaip buvo. Prieš mano akis sustojo visas gyvenimas ir Vaižgantą vos nenupylė, toks beprotis, va taip vos nenupylė. Mes ten jau visiškai tokie, žodžiu, kad tu čia dirbi, kodėl tu čia? Ir ėjom per perėją ir atvarė toks beprotis, jūs nesuprantat, toks beprotis. Vaižgantas įėjo į perėją ir jis taip, žinot, kai mašina pravažiuoja, va tarkim čia pravažiavo ir Vaižgantas čia įėjo, o tasai sugalvojo kely, gazas, dugnas, atbula važiuoti, žiūriu, į Vaižgantą atsitrenkė. Aš taip pradėjau rėkt, tas taip sustingo ir apsisuko. Jis, įsivaizduokit, ant perėjos, prasileidęs, iškart tą pačią sekundę apsisuko ir atsitrenkė biškiuką, bet nedaug į Vaižgantą ir tas liko gyvas. Ir aš tokia buvau visa drebanti, sustingusi ir man viskas prabėgo per gyvenimas per vieną sekundę. Ir taip mes jau mintis, žinot, būna, taip gyvenimas baigėsi, žinokit, va taip. Ir mintis iš pradžių buvo, kaip šalta, reik varyt namo, greit atsigert vandens ir eit miegot. O jeigu Vaižgantą būtų nutrenkę, būtų mintis, jis mirė. Ir nei miegot, nieko nenori tada. Tai žodžiu. Ir tada dar ten toksai buvo musulmonas su savo vaikais, tas irgi išsigando, susirinko savo vaikus, sako, it's crazy. Aš irgi sakau, tokia, paskui jie eina, savo, kaip buvo baisu. Lygioj vietoj bus nutrenkę Vaižgantą. Gerai, čia ilgai įsiplėčiau, bet iš tikrųjų buvo. Pradžioj mes užvakar norėjom varyti į paplūdimį, bet ten buvo 27 laipsniai šilumos. Jūs įsivaizduokit, 27 laipsniai. Tai mes būtumėm nudegę viską. Tai nevarėm dėl to visur pasivaikščiom ir dabar galvom varysim į paplūdimį ir paskui tenai į tą kalną užlipsim, nes ten labai fainas, tokia ramybė. Ir tada galvom, ne, bus nesąmonė, nespėsim suderinti, geriau nuvarom su traukiniu kitos vietos. Ten yra irgi paplūdimys, jeigu norim nueiti, galim toliau, nereikės taip blaškytis. Bet jaučiu, kad mums užteks to kalno, kur nors uolą susirasim, pagulėsim ir bus 3000. Tai va. Ir dar aš jums pamirštu pasakyti, prieš 2 mėnesius apie saldapirskius Pepę ir Vaižgantą yra parašytas straipsnis. Koks straipsnis? Delfi straipsnis. Kodėl mes darom pizdapočius. Tai va, jūs nueikit į Saulėtą keramiką Facebooką ir tenai yra nuoroda pasidalinta, tai gal jūs norit paskaityti, kodėl Vaižgantas sugalvojo daryti pizdapočius ir kaip jis juos ten gamina ir kaip jis ten juos glosto. Tai va, ir dar, jūs nežinot, užvakar įkėliau video, tikiuosi vėjas labai nepurškia, įkėliau čia video, o čia ispaniškas algoritmas. Virš 800 000 peržiūrų. Tikimės pasiekti 1 milijoną. Žinot, koks video? Kaip gaminu labai gražią putę. Yra Reelsas, čia YouTube'ai galit pažiūrėti, toks 10 minutės toksai. Labai gražiai, naujoviškai taip gaminu dabar putę. Ir ispanam tai patiko. Milijonai ten yra komentarų. Ne milijonai, gal kokie 800. Bet nežinau, ką ten rašo. Bet aš manau, kad jie respektina. Negaliu įsiversti, nesuprantu, bet žiauriai gerai. Ir čia mūsų video, kuris yra taip gerai paėjęs, tai čia mums yra ženklas, kad mums reikia varyti į Etsy. Ir mes dabar tikrai varysim į Etsy. Čia jūs matysit mūsų virsmą. Žodžiu, mums reikia į šitą, mums reikia į šitą, į traukinių stotį. Taip va. Esam vis tiek saldapirskiai, nes atėjom ir pagalvojom,
atostogos, nedaug čia to laiko turim, o negi kopsi visą dieną į kalną ir nuvargsi ir paskui net nepasimėgausi atostogom, užteko Indijos jau tokios antintensyvumo. Tai, nusipirkom bilietėlius, tai 40 eurų kainuoja čia paskelti, bet atsimenu, čia labai gražus tie vaizdai, labai gražus vaizdai būdavo. Labai ilgai keliesi lėtai, tai smagu. Pala, kur čia reikia eiti? Čia reikia. Laura. Wow. Gracias. Thank you. Toks mažiukas autobusiukas. Ne autobusiukas, funikulierius lygtai. Ane? Tai lėtai. Esam Saldapirskiai, aš žinau, esam Saldapirskiai, bet kas galėjo pagalvoti, kad taip šiandien susiflegmuosim? Tai nieks negalėjo pagalvoti. Bet žinokitės, yra toksai planas. Mes čia lėtai kilsim, bus labai gražu ir paskui tenai pagulėsim ant saulės. Biški ten dar yra pasivaikščiojimas ir paskui nusileisim lėtai labai smagiai. Ir tada dar čia yra paplūdimys už 2. Kas ten per uogos? O ten uogos kažkokios. Čia per yra. Persiukai mažai. Ir tada varysim į paplūdimį pagulėti. Bet kartais mes per daug prisigalvojam, o diena jinai čia prasidėjo, čia pasibaigė. Į paplūdimį nespėsim, nes saulėlydis namo. Tai ar mes kalnai saulėlydį žiūrėsim? Man atrodo, kad čia iki 6 tik reiktų saulėlydį spėsim paplūdimį pažiūrėti, nes čia man atrodo, kad saulėlydis yra vėliau, negu čia mes turim parsileisti į apačią. Tai va, tai spėsim. Tai viskas bus gerai. Tai tiesiog, žinot, kada būna geriausiai, kai per daug negrūzini ir per daug neapsikrauni, jeigu reikia pakeisti biškiuką planą. Tu paėmė ir pasikeiti tą planą savo. Ir čia yra pats geriausias dalykas šiam pasauliu pakeisti planą. Kai smagu. Molinius indus lipdom, būtytės ir bimbaliukai ant jų švelniai spindi. Gyvena miško namelyje, kur uodų nėra. Jų kraujas uodams neskanus, net per sapną juos apeina. Vakare už lango birios tylos šviesa. Debesu vaizgantų, kūrybos naktį praleis čia. Indai moliniai, meilės rankų kūriniai. O miško uodai, kaip sakiau, juos vis pamiršta čia. Oi, kaip linksma jiems ten gyventi, indus lipti ir nieko nepraleisti. Miške ramybė, kūryba tai stebuklai. Pažiūrėkit, kaip gražiai. Čia mano namų miško svajonė yra, bet vis nepadarau. Mano miško svajonė yra, kad visur būtų tai pridėta. Visas tas takelis link mūsų namelio, kai būtų nesveika. Aišku, čia būtinai mes dabar ir savo turėsim kažkokį tokį uždėlioti. Nes eik tu savo. Kaip fainai, varam tenai. Pažiūrėt. Galia, kaip. Ten yra toksai, žiūrėk, kas yra galvota, žinai, ką čia galvota? Pažiūrėkit, kas yra galvota, papildai, vitaminai. Pilna burna pradėtų valgyti, sakyti, kokie geri, žoleliniai, homeopatija, 3000. Reikia susirasti kažkur vietą pagulėti. Arklinės olos. Tenai. Čia. Mano toksai tikslas yra, žinokitės, čia dabar įsirangyti ant tos vakarinės saulės, taip prigulti kaip žalčiui ir tiesiog gyventi. Labai smagu yra. Tenai jaučiu tą. Oi, kaip linksma jiems ten gyventi, indus lipti ir nieko nepraleisti. Miške ramybė, kūryba tai stebuklai. O uodai neišdrįsta ten įsibrauti.
drįsta ten įsibrauti. Nusileidome į apačią ir tenai iki paplūdimio buvo apie 2 kilometrus. Ir jūs nežinot, ateinam, o ten balandis daro preliudiją balandienį ir Vaižgantas sako, kaži, ką čia daro? Ir paskui, kai užlipo balandis, balandėlė sako, mat, Vaižgantas nežino, kas yra preliudija. Arba bus rodas. Bet aš gimiau normaliai ir užrėkiau. Aš gyvas, mama, ir gerai atrodau. Ir gerai atrodau. Ir parašiau laiškelį, gyvas, mama, ir gerai atrodo. Klauso. Tik dėja, negalim pagrot tau. Nes jau neturiu ką pasakyti, kad aš gyvas ir gerai atrodau. Praleidom labai maloniai, smagiai dieną ir labai gerai, kad spėjom ir į paplūdimį nueiti, ir užsikelti, ir viskam to laiko užteko. Ir netgi nusprendėm saulėlydžio tenai nelaukti, nes greičiausiai užsistos ten pastatai ir vis tiek nepamatysim to saulėlydžio. Tai šiandien diena tokia ir norėjau perduoti linkėjimus labiausiai Aldonai. Ačiū tau, Aldona, ir prašom už naujienas. Tai labai ačiū, kad sekat, kad kiekvieną video komentuojat. Labai ačiū.